Skrydžių vadovai reguliuoja orlaivių skrydžius, nustato saugų atstumą tarp skrendančių lėktuvų, parenka saugius maršrutus, kad orlaiviai išvengtų susidūrimų tarpusavyje ir su kliūtimis ant žemės. Skrydžių vadovai informuoja orlaivių įgulas apie skrydžio sąlygas ir teikia joms pagalbą, jeigu orlaivis patenka į avarinę ar sudėtingą situaciją. Aš esu Ignas, domiuosi geografiją, muziką, istoriją. Šiaip kol kas dar neapsisprendžiau, ką norėtųsi studijuoti, bet norėčiau, kad darbas būtų gerai apmokamas ir susijęs su užsieniu. Esu Greta, patinka mokytis kalbų, organizuoti mokyklos renginius. Norėčiau studijuoti verslo vadybą ir įkurti savo įmonę. Būtų įdomu dirbti reklamos, švenčių organizavimo srityse. Aš esu Tautvydas, man įdomi fizika ir biologija, norėčiau dirbti aukštųjų technologijų arba inžinerijos srityse, nemėgstu rutinos, norėčiau, kad mano darbas būtų dinamiškas ir nenuobodus. Nerijus Maleckas, profesija skrydžių vadovas, darbo stažas 19 metų, baigė Rygos aukštąją aeronavigacijos mokyklą. Oro keliai irgi kertasi, turi sankryžas, bet jie neturi nei šviesoforo, nei pirmumo kelių ženklų. Todėl skrydžio vadovas ir principe atlieka tą pagrindinį darbą. Galim kabutėse pasakyti, policininko sankryžoje reguliuoja ir nurodo, kuriam lėktuvui, kokiam aukštį arba kokioje vietoje kirsti tą ar kitą sankryžą. Štai mūsų aerodromų skrydžių valdymo bokštas ir dvi darbo vietos, kurios yra įrengtos. Šitoje vietoje yra aerodromų skrydžių valdymo, skrydžių vadovo darbo vieta ir visa reikiama įranga. Ir prieigų šito aerodromo, tai yra Vilniaus aerodromo prieigų skrydžių vadovo darbo vieta ir įranga, kuri jam reikalinga teikti skrydžių valdymo paslaugas. Darbo vieta man labai patiko. Jo, aš tokio namo noriu. Taip sėdi, viską matai aplinkui. Jau yra radio ryšio įranga. Toliau turi meteo informaciją Vilniaus aerodrome. Turi visą oro eismo situaciją, kuri yra, vadinkim taip, virš visos Lietuvos, kad matytų orlaivius, kurie žada pas jį atskristi ir kurie ruošiasi išskristi. Kitas valdymo pultas, kuris valdo visas kilimo tūpimo tako šviesas. Ar negali pakeisti jūsų profesijos vien tik kompiuteris, kad jisai pasakytų? Palyginus 20 metų atgal, ką turėjom, tai iš tikrųjų didžiulė yra pažanga ir iš tikrųjų daug ką daro. Tačiau kompiuteris yra tik pagalbinė kol kas priemonė. Skrydžių vadovui palengvinanti sprendimo priėmimą arba pamatuoti atstumus tarp lėktuvų. Skrydžių vadovų nereikės tada, kai nereikės pilotų kabinose. Tai, manau, tai yra vienas ir tas pats. Čia yra aerodromo skrydžių vadovo vienas iš įrankių, yra prožektorius, kur sugedus radio ryšiai būtų perduodami tam tikri nustatyti signalai pilotui, kad jisai žinotų, ką jam daryti, ar kilti, ar leistis, ar stovėti ir laukti, kol bus pataisytas radio ryšys. Pagrindinė aviacijos kalba yra, aišku, anglų. Kaip, pavyzdžiui, yra kariška anglų kalba, taip yra ir aviacinė? Taip, pilotai su skrydžių vadovais bendrauja tam tikrą vadinamą frazeologiją, tai yra sutrumpinimai, kurie reiškia daug daugiau. Lima, Yankee, Mike, Oscar, November, vėjas 360 laipsnių, 7 mazgai, takas 02. Yankee, Maki, kažkoks ten leidžiamės, takas 02. Labai juokinga. Prakitavo ir rankos, ir kakta. Ir iš tiesų virpėja balsas, taip, baisu, bet tas atgalinis ryšys, kai jau nusileidžia lėktuvas ir supranti, kad tavo dėka beveik, tai yra labai faina. Tas žmogus, kuris valdo skrydžius, ko jis turi pasižymėti? Pirmiausia, turėtų būti nemažas atsakomybės jausmas. Atsakai už šimtus arba tūkstančius žmonių gyvybių. Turi būti reakcija, streso valdymas, nebijot priimti sprendimo. Negalima, sakysim taip, pasimest kritinėse situacijose. Turi būti šaltų nervų. Tai čia yra regiono skrydžių valdymo centras ir skrydžių vadovo darbo vietos, kur orlaivius valdo virš visos Lietuvos teritorijos ir virš dalelės neutralių vandenų. Turim 31 oro kelią virš Lietuvos teritorijos ir orlaiviai yra valdomi virš 3 km, kada jie išskrenda iš prieigų skrydžių vadovo atsakomybės zonos ir patenka į regiono skrydžių valdymo arba skrydžio vadovo atsakomybės zoną. Ir toliau kyla maršrutu iki 10 ir aukščiau kilometrų ir toliau skrenda numatytų maršrutu iki savo paskirties aerodromų.
Matematika, geometrija, erdvinis mąstymas, tie dalykai yra tokie fundamentalūs. Po to yra specialybės dalykai, tai yra taisyklės, meteorologija, skrydžių aerodinamika, truputį astronomijos, yra skrydžių valdymo treniruokliai, kur imituojamos yra situacijos ir skrydžių vadovo taip yra mokami. Nuo vieno lėktuvo valdymo iki 100 ir daugiau. 2 orlaiviai tuoj įskris į Lietuvos teritoriją. Šitie vadu. Čia apskritimas orlaivis. Šalia jo yra šaukinys, tai yra pirma eilutė, rodo orlaivio pavadinimą, šaukinį mes jį vadinam. Air Berlin kompanija. Antroji eilutė jo aukštis esamas ir jo greitis yra 457 mazgai, tai apie 800 km/h greitis. Kadangi mes jau ir vadovavomės ES reglamentais, skrydžių vadovai baigia mūsų universitetą, gauna Europos bendrijos licenciją, tai jinai galioja visose šalyse. Tai Europoje, man atrodo, trūksta 5000 skrydžių vadovų. Darbo susirasti tikrai galima. Tikrai nenabodė, šita profesija tai nenabodė. Man tai labai patiktų, kad manęs klausytų ten tie lėktuvai. Lėktuvai privalo klausyti, nes jeigu jie neklauso, tai jiems reikia. Jiems tada gali blogai baigtis. Nu, ten toks lyderio darbas, aš manau. Atsakingas, įdomus, jis yra dinamiškas. Kelių, tai žemėlapis kažkas tokio, tai labai daug jų. Dar Lietuvoje, tai čia dar jie gali sau leisti atsipūtę būti. Ten kur nors, nežinau. Tai Ispanijai, tai ten Italijai, Londone, Jėzus. Šioje specialybėje tu jautiesi labai svarbus. Man tai labai patiko. Be abejo naudingas, gyvybiškai naudingas netgi.